Na, šioje video prezentacijoje aš noriu Jums parodyti, kaip lengva, efektyvu ir kokybiškai yra dirbti su programa Homestyler. Čia yra jų pačių svetainės prezentacija. Šita programa yra online, tai yra labai gerai, nes jos nereikia instaliuoti į Jūsų kompiuterį, tai kaip sakant, nereikia turėti kažkokių resursų didelių, kaip kitose programose reikia turėti tam tikras apimtis, gigabaitus, tam, kad galima būtų susinstaliuoti programą ir tik tada su ja dirbti. Čia šiai dienai šiuolaikinių programų naujausių, su kuriomis mes ir dirbame, jau yra skirtumas tas, kad šios programos yra online. Šiuose programuose yra tai, kad jūs kiekvieną mėnesį sumokite po kelis eurus mokestį, skaitosi abonementinį, ir galite naudotis programa. Taip pat programa yra ir nemokama, nebandomoji, o ilga nemokama versija, tai yra, reiškia, jūs nereikia mokėti už ją pinigų aplamai, tiesiog bandotės ją, žiūrite, dirbate. Tai tiek skirtumas nuo mokamos yra tas, kad šioje nemokamoje versijoje yra šiek tiek mažiau yra dalykų, tai yra baldų ir dar kažko. Žodžiu, todėl išsibandyti tikrai galite su mažesne apimtimi baldų. Pažiūrėkit, kokias vizualizacijas puikias daro. O mokamoje versijoje yra tiesiog daug daugiau baldų, galimybių ir atrakina vis. Tai yra, noriu pasakyti, pasižiūrėkite, kaip lengvai estetiškai dirbama yra su programa. Dabar netrukus aš Jums irgi tai pademonstruosiu. Yra labai lengva, palyginus su visom kitom programom, kiek teko dirbti, kaip jos yra sudėtingai padarytos, tam, kad įjungti šviesą, apšvietimą, padaryti vizualizacijas, o čia yra concept boardas, vadinasi mood boardas. Čia yra tas vadinamas mood boardas, kur yra iškerpama, čia yra kuriama vizualizacija su šita programa. Noriu pasidžiaugti ir pasakyti, kad nuostabiai puikios kokybės yra vizualizacijos. Pasižiūrėkite. Tikrai yra labai estetiškos, labai greitai ir kokybiškai yra padaromas ir sukuriamas. Ir tikrai tokias vizualizacijas yra negėda dėti klientam į socialinius tinklapius, puslapius ir rodyti klientam. Tikrai yra negėda. Labai aukštos kokybės vizualizacijos. Ir noriu pasakyti, kad čia nereikia tiek daug vargti, kad gauti tą gražią vizualizaciją. Šioje programoje tikrai, matote, yra pasirinkimas dienos apšvietimo, naktinio, vakarinio ir kompiuteris padaro. Tai yra, nereikia vargti dėl to, kad gauti gražią vizualizaciją. Nereikia vargti, kad įjungti lemputes, apšvietimą, išgauti kažkokį tai baldą, paviršių blizgų ir taip toliau. Tai yra labai svarbu, nes kitose programose, kiek teko dirbti, labai senai dirbu nuo 2000 metų su programomis, kiek teko dirbti su programomis, labai sunku padaryti dizaineriam taip, kad tiesiog daug laiko susigaišta tam, kad sukurti gražų apšvietimą. Tikrai to nereikia. Taigi, šiuolaikinės naujos programose, kurios yra taip pat į Homestyleris, įdiegtas ir dirbtinis intelektas, tai yra vizualizacijos, pasitelkus dirbtinį intelektą. Matote, dydis, diena, naktis, apšvietimas ir viskas. Tai su dirbtiniu intelektu tos programos dabar yra naujos, geros, su jom greita, lengva, labai dirbti, malonu yra, nereikia sėdėti dieną naktį tam, kad išgauti gražią vizualizaciją. Todėl noriu paskatinti ir pakviesti mokytis interjerų vizualizavimo su Homestyler programa. Dabar aš netrukus Jums ir parodysiu, kaip yra greitai, intuityviai ir paprastai aiškiai dirbama. Taip pat noriu pasakyti, kad kitos programos, kurios yra senesnės, šiaip jau, jeigu jos nespėja dirbti, eiti koja su laiku, su dirbtiniu intelektu, su naujausiomis tokiomis informacijomis, žinokite, jos pasensta ir atsilieka. Yra ne viena programa, su kuria teko dirbti ir kurios dabar jau iškrenta iš rinkos tik todėl, kad jos nebedaro taip gerai, taip greitai ir taip estetiškai. Taigi, štai tokios vizualizacijos, puikios, kokybiškos ir estetiškos. Taigi dabar aš Jums noriu pademonstruoti čia ir dabar, kaip yra lengva, estetiška ir kokybiška dirbti su šia programa. Ši programa taip pat dirba ir su Jūsų jau esamu planu, tai yra galima įsiimportuoti į jau gatavą paveiksliuką ir ant jo iškelti sienas. Ir taip pat galima planą nubraižyti iš naujo, reiškia savo ranka, ir galima nubraižyti, sakykime, tokį greitą planą, jeigu Jums reikia tik tai vizualizuoti tam tikrą kampą, sienas, kelis baldus kažkur, tai ne visą iš karto interjerą vizualizuoti, o kažkokį tai fragmentą. Taigi, pavyzdžiui, aš nusipaišau, pasiemu sienas tiesiog, nusistatau sienų storį ir dabar tiesiog nusipaišysiu sienas kažkokias, tai tiesiog, kad Jums greitai pademonstruoti, parodyti, kaip tai yra greitai ir kokybiškai daroma. Taip pat galiu pasirinkti kažkokias ir vidinės sienas, vėlgi pasikeitus sienų storį. Pavyzdžiui, galiu pagal matmenis atsidėti, matot, kaip estetiškai lengvai. Pavyzdžiui, pasidėsiu, tarkim, tokį tai kambariuką. Dabar pasimsiu, pavyzdžiui, langus, įsidėsiu vienoje vietoje langus. Pavyzdžiui, galiu iškart parašyti jų dydį.
ta prasme, čia jokios problemos nėra, visą laiką taip pat galima redaguoti, tvarkyti. Labai viskas paprasta, greita ir lengva. Pavyzdžiui, vėl dar kelis, visą, ką mes įdedam, žinokite, bet kada galima vėl redaguoti, pakeisti. Dabar aš, pavyzdžiui, galiu tik sumėtyti tuos langus, o paskui grįžus vėl galiu juos tvarkyti. Na, sakykime, taip pat duris susidėsiu. Vieną į kitą, pavyzdžiui, duris, jeigu man aktualu į kitą pusę, aš jas galiu apversti. Nu, tai čia nėra jokios bėdos ir jokios problemos. Na, ir, sakykime, laukinės duris kažkur tai įsidedu. Galiu padaryti jas, tarkim, didesnės. Štai, sakykime, turiu vidų, ne? Ir 3D vaizde aš iš karto galiu pasižiūrėti. Ir pasižiūrėkite, kaip protingai, logiškai programa nuima iš karto tam tikras sienas, nesgi žino, kad aš žiūrėsiu čia kiaurai ir man šitą sieną trukdys. Bet programa labai intuityviai dirba, labai, žiūrėkite, estetiškai, kokybiškai. Jeigu lubas iš viršaus noriu žiūrėti, tai lubas nuima. Jeigu iš apačios, tai lubas atsiranda, grindys nusiima. Taigi va, tai žodžiu, labai estetiškai tvarkingai dirba. Taip pat, čia yra daug baldų, biblioteka didžiulė, tiesiog fantastiška. Ir aš galiu taip pat pasirinkti, parašydama, kokius aš noriu baldus, arba aš taip pat galiu pasirinkti iš esamų. Pavyzdžiui, sofos yra ir taip toliau. Plius noriu pasakyti, kad mato dolerio ženkliukas reiškia mokama, nors mano versija jau ir taip yra mokama, bet netgi dar ir mano versijoje yra, vėlgi dar yra, šitoj mano versijoje irgi mokami baldai, bet čia yra daug kas jau atrakinta, bet yra irgi dar ką galiu įsidėti papildomai ir nusipirkti. Staliukai, kavos staliukai, šiaip visokie staliukai, kilimai. Matot, paspaudžiu ir gausi va mokamas. Sako, įsigykite už tiek ir tiek atsirakinti. Bet visko yra pilna tiek daug čia, kad aš galiu ir nesivarginti, ir neatsirakinti ir dirbti su to, kas yra. Yra suklasifikuota pagal kambarius, pagal, reiškia, viską, ką tik ir apdailos medžiagos ir taip toliau. Aš dabar ieškau baldų. Na, va, dabar turiu living room, tai yra valgomasis ir dabar aš turiu valgomojo baldus. Na, pavyzdžiui, aš galiu paspausti kažką, man atidaro pasirinkti sofas, kažkokios tai stalelius, židinius, pavyzdžiui, ne? Galima įdėti kažkokį tai va tokį židinį, čia kažkur šone, sakykime, to jau įdėsim baldus ir pažiūrėsim, kaip tai atrodo ir nusivizualizuosim. Šoniniai stalai gali būti coffee tables, mums reikėtų kavos staliuko, pavyzdžiui, sakykime, tokį vat kavos staliuką pasimsim, pasidėsim, šitos iš šoną galim pasitraukti, matot, viską lengvai nešioti, tai vat intuityviai šitą biškį sofą pasitraukti, nes man neišeina šito staliuko paimti. Sofą atgal pastatysim ir mūsų coffee table, kavos staliuką. Na va, pažiūrėkite, kiek visokio tai grožio. Toliau kėdės. Nu ir žiūrėkite, kokios gražios kėdės. Pamatysite, kokios kokybės vizualizacijos gaunasi su tais baldais. Nu, tiesiog tikrai nereikia vargti. Aš noriu vieną kėdę pasistatyti čia, ją atsukti į šitą pusę, kitą, pavyzdžiui, specialiai pastatysiu čia kažkur, tai atsuksiu į kitą pusę. Netgi gal šiaip norėčiau nusinešti iš tiesų, tai vietoj šitų kažkur, tai čia. Ir noriu pasisukti. Taip pat įdėsim kokį šviestuvą, pamatysite, kaip gražiai estetiškai atrodo tos vizualizacijos su tais visais dalykais. Ir kaip greitai. Matot, aš tiesiog darau, dedu. Na, pavyzdžiui, šitas labai gražiai turėtų atrodyti. Dar viena kėdė. Nu, pasižiūrėkim, tiesiog pridarysim kėdžių. Įdėsim paskui kamerą, kad pasižiūrėtum, kaip jinai atrodo, kaip visą tai atrodo, visas tas grožis. Noriu pasakyti, matot, kad jūs tokiom drapiruotėm, išdrapiruotos, padarytos, tokios jau viskas, ta prasme, tvarkoj. Toliau, tokie vat pufai, noriu pufą įsidėti, tebūnie, kodėlgi ne, noriu pufų, pavyzdžiui. Kažkur aš jau tų pufų pridėliosiu, pamatysit, koks yra rezultatas. Taigi, toliau aš galiu pasimti jau ir bedroomą, tai yra miegamai. Pažiūrėkit, pamatysim iš karto lovas, vaikų lovos, aplamai lovos. Žiūrėkite, nu, pavyzdžiui, pasimkim tokius, tokiais karališkais užtiesalais lovą, tokią, pavyzdžiui, pasistatykime, iškart pamatysim, koks tai bus grožis. Ir, pavyzdžiui, pasimkim lightning apšvietimą, pasimkime kokį nors pakabinamą iš viršaus, mane pervedė čia į lubų režimą, tam, kad tyčia.
Toliau pasimkime, pakabinkime kažkokį virš staliuko, nu, tyčia noriu. Pasimkim kažkokį taip, table lamps, pakabinkim, padėkim kažkokią lemputę ant staliuko, nu, pavyzdžiui, kodėlgi ne, tebūnie. Na, žodžiu, tokių detalių. Matote, kiek gražių elementų, aksesuarų. Ir floor lamps. Aš noriu grindų lempos. Nu, pavyzdžiui, noriu tokios lempos, čia kažkur toršero tokio prie šitos kėdės. Pažiūrėsim, kaip čia atrodys mums. Žodžiu, dar vieno čia, pavyzdžiui, noriu va tokio, noriu palenkto. Šičia ir mes jį pasukime. Dabar galvoju, kur čia jo galva, kur čia jo tas... Žodžiu, mes eisim vizualizaciją ir pamatysim. Vat noriu šitaip, kad būtų. Pamatysite, kaip lengva, greitai ir intuityvų. Pavyzdžiui, tokio taip pat toršero noriu štai čia. Ir dar noriu prie bedroomo, tai yra miegamajame, noriu kokio nors kėdės. Pavyzdžiui, kodėlgi negali būti tas pats šitas gražus dalykas, toks negali būti stovėti, kodėlgi pasistatykim, tegul jis stovi pas mus čia kampe. Ir toliau, galim kurti užuolaidas, tebūnie užuolaidas mūsų kabo. Pakabinkim užuolaidas. Štai vienoj pusėje va tokia užuolaida kabės. Ir aš duplikuoju antrą užuolaidą. Nu, eisim trimatį vaizdą, pasižiūrėsim, kaip tai atrodo. Aš taip pat noriu įvesiu coffee table. Nu va, kavos staliukas čia tegul stovi, pamažinsim jį. Žodžiu, matote, kaip lengvai, greitai, intuityviai aš dirbu. Gal toršerą mes čia nusineškim prieš tai šitos mūsų zonos. Kažkur pastatysim. Dabar aš perinu trimatį vaizdą. Žiūrėkite, matote, kaip iš karto jau estetiškai viskas yra padaryta. Žinokite, kai nuvizualizuos, bus dar geriau. Čia galim irgi taip pat stumdyti, sukinėti, kurią pusę aš noriu. Viskas labai lengvai, estetiškai ir greitai. Vat staliuką galiu vėlgi pasižymėti, nunešti. Pavyzdžiui, čia šitą staliuką dabar madinga, visokie tie staliukai tokie mažiukai. Vat ateina draugų kompanija, eina židinys, toršerai, apšvietimas, kava, arbata, žodžiu, vat, vizualizacijos. Toliau, miegamasis, žiūrėkime irgi, kas čia yra. Mano liustra lempa kabo, mano toršeras, aš jį noriu, žinoma, persinešti, nes aš tada ten labai gerai nemačiau, nežiūrėjau, kurioje vietoje, žiūrėkit, pasiemam, pernešam, už tai šitos vietos į šitą kampą noriu, apsuksim tuoj ir vėl panešim biškį, pažymėsim ir panešim. Va, žiūrėkite, koks vaizdas. Dabar užuolaidas, aš taip pat noriu patvarkysiu, šiaip apversiu į kitą pusę ir mano užuolaidas bus va, tiesiog prie lango. Va, taip. Galim bus. Tai va, o dabar, žinokite, aš noriu pereiti į vizualizaciją. Tiesa, mums dabar reikia nusistatyti, kokį kambarį mes norim vizualizuoti. Pavyzdžiui, noriu šitą kambarį vizualizuoti, einu į renderingą. Ir dabar tiesiog man dar reikia šiek tiek pataisyti kamerą. Nes per kamerą mes vizualizuojam. Štai aukščiau žemiau, kaip noriu, toliau arčiau. Aišku, aš negaliu užeiti už lubų, už sienų tai yra, nes man vėlgi nevizualizuoju, žiūrėkit, pasuku į vieną į kitą pusę, kur noriu. Ir kaip aš minėjau, čia visas grožis yra labai lengva, greita, estetiška pasirinkti, ko aš noriu. Ar aš noriu dienos apšvietimo, šviesios stiprios saulės, night, vakarinio. Na ir, žodžiu, tokiu būdu vat, lengvai, pavyzdžiui, dienos apšvietimo. Ir žiūrėkit, aš galiu nusireguliuoti. Žodžiu, nusireguliavau maždaug, kaip noriu tą kambarį, kamerą, pažiūrėkim, gal biškį dar iš tos pusės, čia kad užeitų, kad kuo aiškiau matytųsi, tas vat, visas ir židinys galbūt, ir iš sienos užlyst negaliu, nes bus iš karto bėda blogai. Nu va, žiūrėkit, gana estetiškai, tik šiek tiek aukštį pareguliuokim. Nu va, sakykim. Ir aš dabar noriu jau renderinti. Viskas tiek reikėjo, tiek sudėjau, viską padariau ir dabar aš nusiųsiu renderinti. Matot, sako dar, kad kamera mano šiek tiek yra įvažiavusi į sieną. Tai aš čia pataisau, nes jisai įspėja ir vėl renderinu. Nu ir dabar nusiuntė man renderinti šitą paveiksliuką. Štai. Reikės šiek tiek palaukti, kol nurenderins. Ir pamatysim rezultatą. Renderina, žiūrėkite, pakankamai greitai, tiesiog renderina ne jūsų kompiuterio, o jų serveriuose. Tai jau yra labai gerai, kadangi nenaudoja, neįkvoja jūsų kompiuterio resursų. Na ir pasižiūrėkite, kokios aukštos kokybės vizualizaciją padarė. Galit pagalvoti, per tokį trumpą laiką, kol aš per kelias minutės jums čia sumėčiau baldus, sumėčiau lempą, žiūrėkit, kaip viskas estetiškai. Noriu pasidžiaugti, kad šita programa daro tai, ko nedaro jokios kitos programos. Pažiūrėkit, aš pakabinau lempą, tai jinai neskraido kažkur ore,
kaip kitose programose, reikia vargti, dėti prie lubų, kad neprikibtų, kad neskraidytų, kad kažkur nebūtų per daug įlindusi. Žino, kas dirba su tom programom, žino, kad tai yra sunku padaryti. Čiagi, jeigu aš dedu lempą, tai natūralu, suprantama, kad ji turi būti prikibus prie lubų. Jeigu aš statau lempą, tai žinoma, kad jinai turėtų stovėti ant grindų ir kad tai neturėtų užimti mano tiek daug neįkainojamo laiko ir resursų, kad daiktai neskraidytų, kad saulė šviestų, kad pro langą būtų gražus vaizdas ir kad grindys blizgėtų. Žodžiu, tai neturi užimti mano laiko. Tai ir taip natūralu, aišku, kad kai aš įdedu daiktais ir turi turėti tas savybės, kurios būdingos tam daiktui. Tai vat, kitos programos to nedaro. Šita programa Homestyleris turi visas šitas geras savybės laikui sutaupyti, gražią vizualizaciją padaryti, atlikti ir, žodžiu, turėti gražius puikius darbus. Su per pakankamai trumpą laiką įdėta adekvačiai darbo ir adekvatų rezultatą gauti. Žiūrėkit, vat, ir ugnis, ugniakuras, koks tai gavosi gražus. Na, dabar grįžtam atgal ir dabar, pavyzdžiui, pažiūrėkime naktinį apšvietimą, o kodėlgi ne. Plius taip pat mes galim pasikeisti ir vaizdą už lango. Pavyzdžiui, dieninis apšvietimas galim pasikeisti kokį norim vaizdą už lango ir vakarinis apšvietimas. Nu, pavyzdžiui, turėkime mes kokį naktinį miestą. Na gerai, turėkime naktinį miestą. Kažkokį, pavyzdžiui, tokį. Ir vėlgi einu vizualizuoti. Pažiūrėkim vėlgi, kas iš to išeis, bus labai įdomu pažiūrėti. Štai jau deda antrą vizualizaciją vizualizuoti. Ir matote, kaip greitai vizualizuoja, pakankamai greitai, negadina jūsų kompiuterio ir taip toliau. Na ir pažiūrėkim, prašau, kokį mes vakarinį naktinį vaizdą gavome. Žiūrėkite, vėlgi matosi, kad yra vakarinis apšvietimas ir lempos dega. Žiūrėkite, aš jų nejungiau, man jų nereikėjo jungti. Kompiuteris pats suprato, programa intuityviai žino, kad jeigu aš turiu vakarinį apšvietimą, reiškia, man nereikia patamsio, aš noriu gražaus interjero. Tai noriu pasakyti, kad žiūrėkite, kaip greitai, kokybiškai, estetiškai nuvizualizavo. Čia yra vandens ženklas Homestylerio, jį galima nuimti, uždėti savo, kokį norite, savo įmonės ir taip toliau. Tai va, noriu pakviesti jūs mokytis į interjerų vizualizavimų su Homestyler programa. Šita programa braižo ir planus, kuria 3D tokias kokybiškas vizualizacijas, turi be galo gausų baldų ir visų kitų interjero detalių pasirinkimą, turi papildomas dekorus. Vėlgi, jeigu tai yra aktualu, atsirakinate, susimokate ir vėl gaunate dar daugiau. Bet noriu pasakyti, matote, koks yra lygis. Tikrai greitai nuvizualizuojate, sukūrėte projektą, gaunate už tai atlygį pinigus, tikrai nereikia vargti dienom naktim sėdėti, kol gausite gražų vaizdą. Tie, kas žino, kas dirbo su kitom programom, žino, apie ką aš kalbu. Taigi, noriu aš pakviesti jūs į šį nuostabų kursą, kur paprastai, aiškiai, greitai sudėliojate baldus. Matot, aš čia tiesiog sumėčiau tiesiog minimaliai. O kai jūs pasėdėsit, pasikrapštysit, įdėsit skanias detalės, paveikslus, kitas interjero detalės, labai estetiškai gausis. Todėl kviečiu nieko nelaukiant jau pradėti mokytis, dirbti, per pakankamai trumpą laiką gauti nuostabius rezultatus ir be abejo uždirbti, klestėti, turėti mokius klientus ir pritraukti daug klientų ir turėti daug darbų. Todėl labai kviečiu jūs mokytis.